Sveikos mielosios, šiandieną noriu parodyti, kaip nusimegzti kabliukų galvos juostą. Šiuo metu labai populiaru ir madinga. Siūlyčiau megzti iš veliūrinių siūlų arba labai švelnių, kad negraužtų. Galima megzti platesnes ir siauras juostas. Mes megzime 12 cm pločio, ilgį pasimatuokite pagal savo galvos dydį, bet rekomenduotina 55 arba 58 cm. Aš parodysiu labai paprastą mezgimą, kai yra uždedama 20 akių ir mezgama stulpeliai su vienu užmetimu. Sekančios visos eilės yra stulpeliai su užmetimu, prakišant kabliuką tarp stulpelių. Ir juosta gaunasi atrodo šitai. Dar aš noriu parodyti, kaip juostas susiūti. Įsiveriam adatą ir vieną juostos kraštą dedam į vidurį kitos juostos, užlenkiam kraštą ir šitą laisvą kraštą užlenkiam į kitą pusę. Ir dabar susiuvam. Nepameskim jokio krašto, kad gerai laikytųsi. Nukerpame dabar ir išverčiam. Gaunasi šitaip. Šitokia mūsų juosta. Su tokiu raštu tokia juosta ir kita juosta su tokiu raštu. Galim megzti įvairiausiais raštais, galima spalvotas megzti, kaip jau jūs užnorėsit. Linkiu sėkmės, iki sekančio karto.